Labas, Kurk Zarasam sekėjai, gerbėjai, palaikytojai. Esame mes po 19-ojo Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdžio. Šiandien jame buvo apsvarstyta 15 klausimų ir skubame mes su jumis pasidalinti pačiais mums svarbiausiais pasirodžiusiais klausimais. Vienas svarbesnių klausimų buvo biudžeto perskirstymas. Be abejo, dirbant ir tvarkant Zarasus iškyla įvairių pakeitimų, į kuriuos reikia reaguoti. Tai tiesiog dėl vieno klausimo noriu pasidžiaugti, kad Zarasų rajono tarybos nariai patvirtino papildomą finansavimą mokinių padėjėjams. Šis klausimas susijęs su nauja tvarka dėl įtraukiojo ugdymo mokyklose, dėl ko, kaip ir visos šalies mokyklos, Zarasų mokyklos taip pat patiria iššūkių. Tai labai džiaugiamės, kad bus dar papildoma pagalba ir šalia 12,5 jau buvusių etatų dar atsiranda papildomi 5 etatai ir tikimės, kad įtraukusis ugdymas Zarasuose vyks sklandžiai. Šitą video mes darome neatsitiktinai šitoje vietoje. Už nugaros man yra teritorija apribota Dariaus ir Girėno, Vytauto, Vilniaus, Kazimiero Būgos gatvėmis. Tai yra gyvenamoji vieta. Ir tarybos sprendimu buvo patvirtinta schema, pritarimas schemai. Kaip žinote, labai greitai šita teritorija bus sutvarkyta. Joje atsiras specialios dangos, laidžios kritulių vandeniui. Čia bus sutvarkytos žalios vejos, atsiras infrastruktūra, surenkanti lietaus vandenis, nedidelės kūdrelės ir, žodžiu, toks tikrai labai gražus parkas, kuris prisidės švelninant klimato kaitos padarinius. Tai tikrai Zarasuose turėsim labai gražų, pavyzdinį, puikiai sutvarkytą aplinkai palankę teritoriją. Dar vienas šiek tiek kitoks klausimas buvo svarstytas 19-oje taryboje, tai yra Avelių 2 kaimo pavadinimo keitimas į Avelių miestelį. Labai smagu, kad tai yra grynai bendruomenės iniciatyva, kuri yra suplanavusi, kaip tvarkys savo miestelį. Dar vienas sprendimas, kurį inicijavo bendruomenė, buvo teritorijos, kuri svarbi visuomeniai, išplėtimas šalia Imbrado parko, kur vyksta įvairūs renginiai. Labai smagu, kad bendruomenės inicijuoja tokius pakeitimus ir tikimės, kad ateityje sulauksime dar daugiau bendruomenių iniciatyvų. Ir kągi, esam labai įdomio vietoje. Man už nugaros vyksta treniruotės. Tai yra projekto Jaunimas Zarasams, kurį inicijavo Zarasų rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Ir tai yra projektas skirtas jaunimui iš kaimo vietovių, kad jie turėtų daugiau galimybių save pažinti, mokintis pozityvios lyderystės ir per sportą su riedlenčių profesionalais. Tai treniruojasi 10 jaunuolių, atvykę iš Baibių, Antalieptės, Zarasų, Užtiltės ir labai patenkinti jie. Kaip sekas? Nėra kada atsakyti. Treniruotėse taip pat dalyvauja ir jaunimo psichologas, kuris galbūt šiek tiek galėtų pakomentuoti, kaipgi sekasi šitiem jaunuoliam įsitraukti. Kažkaip puikiai, man atrodo, tikrai džiugina matyti juos tokius įsitraukusius ir manau tikrai puikiai idėja šito projekto, nes riedlentės toks iš esmės, man atrodo, patrauklus dalykas, bet šalia to reikalauja tokių visai nežinau, tokių atkaklumo įgūdžių, sakyčiau, ko gyvenime jiems tikrai prireiks. Tai jie turi galimybę ir su riedlente pasimokinti, bet ir, kažkokia prasme, psichologiškai kažkaip pastiprėti ir perkelti šitą patirtį, kurią čia įgijo su riedlentėm, į tolimesnius savo gyvenimo kažkokius sritis kažkokias, tai kaip karjera, mokslai, mes kaip tik šiandien žymėjom tokius pasižymėjimus, kad dauguma manė, kad bus iš tikrųjų sunkiau jiems, negu buvo iš tikrųjų pabandžius. Ir jie iškart galvoja, okei, tai aš aiškiai gyvenime galvoju, kad man bus sunkiau ir blogiau, negu yra iš tikrųjų. Ir kažkaip išsineša tą patirtį. Tai va, o riedlentės tikrai jėga jo, tik tai, aš tai ačiū. Tik tai pažiūriu psichologiškai juos, taip sakant, palaikau ir pats ant jos nesistoju. Šiandien tiek, iki kitų susitikimų. Kuriam Zarasams!